kuomet būsite Palangoje, būtinai užsukite į Pajūro kepyklėlę. Pirkau keletą tokių mažų saldumynų ir man patiko. Bet jeigu norės šitą kepyklėlę išgyventi, reikės pakeisti savo receptus ir daryti tokius labai sveikus desertus iš varškės, žolė, vaisių. Keisti visą savo racioną, nes žmonės pradės sveikai maitintis ir nebeaplankys tokių kepyklėlių. Savininkė, kiek žinau, yra jauna moteris iš, pamiršau, lyg taip Rafaela jos vardas, po to pardavėja buvo Laura ir Tomas, su kuriais aš susipažinau, o visą kitą išsiaiškinsim vėliau, dabar nebeatsimenu. Tai laukiame jūsų Pajūrio kepyklėlėje. Bet mes laukiame jūsų mūsų projekte Aljansum.